ta karta, kuri gimė sovietmečiu, labai daug pas mane ateina, tie, kurie drąsesni, nes jiems reikia irgi drąsos, jiems buvo sakoma, kad neišsiskirti. Kūryba automatiškai reiškia jau išsiskirti. Yra būna tokių, kurie, pavyzdžiui, ateina tik į rašymą, bet į teatrą tikrai neina, nes ten kažkaip jau per daug. Mums dar nesunku nuvesti reikalą iki galo. Jaunesniai kartai jau yra per sunku. Jie pameta pusiaukelį, jeigu suklysta. O mes dar kažkaip būna, kad jeigu yra darbas nuo 8-5, tai dirbam. Augant mūsų sistemoje buvo vertinama nuo 2 iki 10, mes bijom to pažymio, bijom, kad kažkas pasakys verta, neverta. Aš irgi sakau, kad blogiausia, kas mums nutiko, tai yra pažymiai. Nes tu sėkmingas tada, kai daug kartų suklydai, o mus mokino bijoti klysti. Yra toks pasaulio ekonomikos forumas, kuris kas kažkiek metų, ten kas 3 ar 5, pateikia viziją savybių, kurios bus reikalingos darbdaviam žmonėse. Kūrybiškumas per paskutinius 5-6 metus iš 10 vietos pakilo į 3-4. Minėjai, kad pajautai kūną viską, ar ne? Mūsų susitikimą? Nu. Jo, mūsų susitikimą. Žinai, aš turiu tą tokį šiurpuliuką, kuris sako, ar ten einu, ar ne ten einu. Arba va, taip aš atsirenku dabar ir pati mokymus, į kuriuos einu. Ir tu taip priėjai, pakalbinai ir man toks buvo kad va ten reikia eiti. Bet antrinis sakinys, kuris atėjo jausmiškai, aš nerandu lietuviškos frazės tam. Tai yra toks labiau, va čia gali būti tas momentas, kai man reikės come outint, nuo come out, tai reiškia pasidalinti viešai kažkokiais dalykais, kaip aš matau pasaulį, va net jautru iš karto toks španga kyla, žinai, kaip aš matau pasaulį, nes aš visą laiką bandau išlaviruoti. Aš dirbu kažkokį matomą darbą, bet dalis manęs pasirodo tik tam tikrą momentu, ten saugiai ir panašiai. Taigi aš užsiemu kažkokiam 3 skirtingom sritim, bandau, kad jos nepakenktų gal viena kitai. O ką aš čia taip jau bijojau parodyti, vienas iš mano krypčių yra kūrybiniai mokymai, bet kaip tai ateina, tai yra iš darbo su kūrybiniu potencialu žmogaus. O kas tu turi būti, kad suprastum, koks žmogaus kūrybinis potencialas? Tai yra tokia siaura niša. Tai reiškia, jeigu aš kalbėčiau ezoteriniam temam, tai reiškia darbas su čakrom, vienaip ar kitaip, energetinis kanalas. Tai reiškia, kad aš buvau gerokai praminus jau takus, iki kol pradėjau vesti kūrybinius mokymus, kad man lengva atpažinti, nes aš 10 metų dirbau pedagoginį darbą ir dabar tebedirbu. Švietime irgi. Kai dirbau su paaugliais, tai jie yra dar tokie, žinai, be apsaugų visiškai. Ežiukai tokie, bet be apsaugų. Ir jeigu tu nori, kad jie ant scenos būtų drąsūs, tai reiškia, kūrybiškai kažkaip reikštųsi. Nesvarbu, tai yra, aš daugiausiai dirbau su teatru, bet galiausiai tai yra ir viešasis kalbėjimas, ir savireprezentacija kažkokia. Tai per darbą su paaugliais, per suvokimą, kaip stipriai aš galiu, kaip mano vienas sakinys gali juos sužeisti iki tiek, kad jie niekada gyvenime nebelips ant scenos, žinai. Atėjo ir suvokimas, o tai kaip jį identifikuoti labai greitai. Vat ateina krūva paauglių. Aš turėdavau tokių savaičių, kur buvo po 500 vaikų, žinai. Ir tu kaip pedagogas, tu turi žinoti visų jų kūrybinius potencialus, nes tau metų gale, tai yra po 9 mėnesių, reiks parodyti kūrybinį rezultatą. Ir kaip? Man puikiai sekėsi. Tai tas jausmas, jausmas. Tas jausmas, jisai, jis toks raganiškas, žinai. Jis toks raganiškas. Bet žmonės jį turi, Taip. Mes jį vadinam intuicija turbūt, Taip. Bet juo nelabai pasitikim. Arba jį oficialiai nugalinam. Kaip tu manai, kodėl? Tai man atrodo, kad jeigu intuiciją būtų galima pavadinti vienu iš subasmenybės elementų, tarkim, arba dieviškumo kažkokiu per tave perotekančią energiją, tai yra dar kiti tokie veikėjai mūsų psichikoje, tai yra vidinis kritikas ir racionalus protas, kurie įpratę, mes visą laiką būnam galvoj, nuolat daug būnam galvose, va čia va energija kaba. Taip. Tai dabar jau ačiū Dievui madinga šokiai, pavyzdžiui, kad vis tiek reikia dėmesį į pėdas, į kojas, į šlaunis, nes ten irgi daug energijos yra. O būdami galvose, ten dominuoja racionalus protas. Ir tada yra toks vienas geras pasakymas, ne aš jį sugalvojau, bet man atrodo taikliai apibūdina, kad racionalus protas tavo galvoje skambės kaip garsus šuo arba agresyvus traukinys. Jis visą laiką aiškins ir vadovaus tau, kaip būti. O intuicija skamba, kaip ten teisinga frazė yra, kaip ryto žvaigždžių šnaresys. Tai va, tai reiškia, jeigu tai yra, ir tai tikrai bus tik tai vienas tylus balselis. Ir jeigu tu pagausi, reikia išmokti. Šito aš tikrai mokiausi. 10 metį praktiškai. Ir tu pagausi ten tokį vibraciją, kažkokį fuk. Ir va ten eini, kaip siūlo. Ir paskui randi, kas ten yra.
O žmonės jie, bet čia jau reikia suprasti pustonių, žinai, jie įpratę matyti, raudona yra raudona, juoda yra juoda. O gal ten reikia, žinai, kažkokį, Šiaip mes savęs negirdim. Taip. Kaip tu manai, kas labiausiai trukdo atrasti savo kūrybiškumą arba kokia dažniausia žmonių klaida? Tai taip paprastai sakant, tai aišku, kad tai yra dažniausiai net pradinės mokyklos formuotos baimės. Tai yra toks klasika, vadovėlinis variantas. Jeigu taip neinant ten baisiai dvasinė tema, čia labiau psichologinės gairės. Tai mes kiekvienas, būdamas pradiniai mokykloje, gavom kokį nors komentarą, tik tai klausimas apie ką. Vieni gauna apie šokį, kad tu ten šoki 2 kairiam kojom, kiti, kad nestovėk prieki, ten Marija būk gera pereik į galą, nes labai baisiai dainuoji. Nesako, kad baisiai dainuoji, paprašo pereiti į galą. Duoda suprasti. Taip, mano atveju gal buvo kažkoks šmaikštus variantas su daile, pavyzdžiui, aš nebijodavau nei judėti, nei teatrališkai reikštis, bet aš atsimenu, nupiešiau piešinuką kažkokį tai namuose ir mano draugė buvo geriausia ir mes nupiešėme abi, mums čia buvo gal po 8 metus. Ir aš labai norėjau pasirodyti mamai. Ir aš nunešiau mamai, mano mama nei ten dailės mokytoja nieko, tiesiog moteris. Ir atnešiau abu piešinėlius, mama, kuris gražesnis. Ir mama negali sakyti, kad draugės. O ten akivaizdu, kad ten yra talentas, o pas mane nėra. Bet jinai negali tai pasakyti. Jis sakė, abu gražus. Bet tarp tos pauzės, kurią jinai padarė žiūrėdama, jai pakilo vienas antakis, trupučiuką. Ir aš užfiksavau, kad ne mano darbas gražesnis. Ir prie dailės daugybę metų net nekišau nagų. Man sekėsi ten koliažus daryti, skulptūras kažkokias gaminti, bet jau tik netapyba. Ir aš kažkaip net ir bandžiau keletą kartų prie to grįžti, ne mano. Mano yra spalvos, kažkokia kita forma ir užsiciklino labai stipriai. Tai kaip pavyzdys, tai kartais net nereikia pasakyti verbaliai, bet mes pradinėje mokykloje turim daug tokių momentų, kur, o dar jeigu netyčia, sakant eilėraštį, užmiršom prieš visus per kalėdas, tai šakės. Viešas kalbėjimas tai tada nemanė, ne? Tada jau yra tik tai jau, nežinau, ten eiti kažkur taus masterius ir mokytis. Ok, o ezoterinė pusė viso to dalyko? Tai tada priklauso, kuris yra dominuojantis centras. Gali būti, kad tavo talentas tiesiog yra kitose aspektuose. Tai dažniausiai kūrybiniai aspektai, jeigu mes kalbam būtent apie kūrybinį potencialą, jie būna arba antroje čakroje, oranžinė spalva, irgi matuojamės, patinka mums oranžinė ar ne. Didelė tikimybė, kad pagal meno terapijos formatus, kad jeigu turit prastą santykį su oranžinė, tai greičiausiai socialaus darbo neišdirbsit, nes tai yra grupės dinamikų, reiškia grupės dinamika susijusi su spalvomis, grupės veiklomis. Pedagogika yra labiau geltona spalva, susijusi su seksualumu vienareikšmiškai ir kalbėjimu. Bet kalbėjimas dar yra ir čia. Tai tarkim, jeigu tu bendrauji su žmogum, ir jo įrankis yra gerklė, tai va šita čakra, ar ne, reiškia turkijos spalva dominuojanti, dažniausiai žmogui tada reikia žiūrėti, patinka, nepatinka, nes gali būti, kad jo duotybė yra kalbėti, bet jis turi kažkokią traumą ir tada aš su tuo dirbu, kad nuimti. Tai vienas iš būdų yra tiesiog per meno terapiją eiti į tą turkijos spalvą, kad jos daugiau jo erdvėje būtų. Taip. O čia gali būti, reiškia, jeigu žmogus, tu matai, kad pa žmogų yra, tarkim, resursas šitoje vietoje, jis gali būti, formuojas, aš jį matau kaip mažą kamuoliuką paprastai. Tai būna kažkoks spalvinis kamuoliukas, apvelta ta spalva, kuri turėtų būti, jinai būna kažkokia tokia užvelta kokia nors. Tai reiškia, kad žmogus, tarkim, galėtų dainuoti, kas yra gerklė. Dainavimas, viešasis kalbėjimas, politikavimas, bet kas yra storytellingas visas. Ir jeigu yra balansas, jeigu jis reiškia save, išreiškia per balsą, neužlaiko, neapkalba, nes apkalbos irgi yra, tai tada ten tiesiog spinduliuoja kaip šviesa tokia, melsva, mėlyna, turkis, šviesiai, švelni būna tokia, žinai. Jeigu tai reiškia yra apie kūrybą, kai mes kalbam, yra, pagrindė 2, tai yra oranžinė irgi, mėlyna, verbalinė raiška. Ir jeigu apie ezoterinę saviraišką, tai čia. Tai yra toks indigo mėlynumas. Dabar mes turim tokią kartą, kur labai daug to yra, matosi ir tai pakankamai lengvai pasiekiama. Net jeigu tu galvoji, kad neturi, augai labai paprastoje šeimoje, nueini į tam tikras praktikas, jeigu pas teisingus mokytojus, jeigu yra švara, geras kanalas, tai pakankamai lengva atidaryti ir žmonės mato jau truputėlį kitaip. Sakai, matau. Papasakok žiūrovui, ką reiškia matau. Kaip tu matai? Tiesiogiai, net jeigu nori. Man atrodo, žinai, kai būna, aš, pavyzdžiui, dirbu su studentais, tai jie labai irgi ten viską, aš filtruoju, ką jiems kalbu, labai filtruoju, nes tai yra net aplinka. Kad nenugazdint, ar ne, tarsi? Ir nenugazdinti ir nemaišom su akademinė aplinka. Okay. Tai jeigu aš esu dėstytoja, tai nereiškia, kad aš jiems turiu ten raganauti viską. Aš kaip tik bandau visą laiką sakau, atskirkit, kur yra psichologija, kur Kataro nėra psichologija. Tai aš visą laiką paišau ribas, kad nesuplaktų į vieną kokteilį. Tai tas mano žinios, tas mano matymas, jisai toks labai, žinai, buvo laikas, kai mes kalbėdom, kad sako, čia labai svarbu, taigi tu matai auras, žinai.
dabar jau nebemadinga, nes tas nieko neduoda. Bet koks ryškus žmogus, kuris atlieka kažkokią dvasinę veiklą arba yra gerai save realizavęs, kažkokia tai realizacijoje, jis visą spindi, tą gali pasakyti nematant, nieko nematant žmogus. Tai jaučiasi. Aš esu darius tokį eksperimentą, pamenu su draugu, žiūrėjom Čekijoje vieną nežinomą muzikanto pianino koncertą, bet tai buvo lauke, eksperimentinė muzika, mes sėdėjom ir jis grojo. Ir mano draugas nieko tuo metu, jisai nėra matantis, sakykim, žmogus. Sakau, dabar žiūrėk, jis atliko kūrinį, sakau, žiūrėk jo nugarą. Nes mes taip šonu sėdėjom, ką matai? Ir jis taip, sakau, ką? Sakau, neklausyk, pasižiūrėk jo nugarą. Ir ten ėjo tokie, kaip kniutulai tokie, nes tai reiškia, kas stuburu vaikšto energija, aukštyn žemyn, o jis ką tik darė tai, kas yra jam labiausiai patinkantis dalykas. Jis yra nebe klasikinės muzikos, jis yra eksperimentinės muzikos su pianinu atlikėjas. Ir aš pasakoju, man net šiurpai eina, žinai, nes žmogus tiek atradė save, kad mes per atstumą matėm, kaip nuo jo kyla kažkokia, nedūmas tai yra. Matosi net forma, žinai, kaip jinai banguoja aukštyn žemyn. Nes jis yra savo kanale. Reiškia kažkoks jo dieviškumas. O kai žmogus neatranda savo kūrybinio potencialo, tai yra užblokuotos čakros, kaip tu sakai? Aš tai nenorėčiau sakyti, kad neatranda, kažkoks tas žodis man toks nekeistas, žinai. Ta karta, kuri gimė sovietmečiu, labai daug pas mane ateina, tie, kurie drąsesni, nes jiems reikia irgi drąsos, jiems buvo sakoma, kad neišsiskirti. Kūryba automatiškai reiškia jau išsiskirti. Tai jau ateina tik tie drąsesni, kurie negali kitaip, ar ne? Yra būna tokių, kurie, pavyzdžiui, ateina tik į rašymą, bet į teatrą tikrai neina, nes ten kažkaip jau per daug. Žinai. O rašymas dar ten, gerai, poezija, žinai. Arba, pavyzdžiui, ateina daryti koliažų, ateina į rašymą, bet nežinau, ten, tarkim, jeigu kalbu apie renginius, jau jiems yra per socialų, jie mėgsta ten kūrybą savyje. Tai ta yra vyresnė karta, pavadinkime ją taip, pas kurios tikrai yra viskas kaip po gaubtu. Taip tikrai yra. Vienetai jų yra tie, kurie atsidarė, laisvai kuriantys, besireiškiantys. Ir aš dažnai esu tokia specialistė, kuriai neįdomu vienoje srityje. Aš šiaip esu režisierė, teatro edukologė, bet man irgi teatras pasidarė per ankštą ir man atsirado ten daug kitų temų. Ir aš sakau, kad visada pabrėžiu, mes turim vieną kūrybinį sritį, kuri mums sekasi, bet jūs pabandykit ir kitas pasimatuot. Va tada kanalas jis tiesiog kaip akmenį iš upės išėmus. Mums buvo saugu, nes gal už tą rašymą poezijos mes gavom kažkokį 10 kažkada ir jie rašo. Nors yra labai ten susikaustę, čia pedagogas dažnai tai būna, aš su mokytojais daug dirbu, žinai, literatės kokias nors ten. Tai, bet aš esu kūrybiška ir yra. Bet jeigu tik paprašai truputėlį pajudėti, darant teatro pratimus, yra tragedija. Yra baisu, įtampa, kūnas visas įstempęs. Tai klausimas buvo tavo, ką daryti, jeigu užsiblokavę. Atrasti daugiau negu vieną sritį, čia visą laiką yra. Iš vieno ingrediento, mes maistą tokį vidutinišką padarysim, bet net druskos reikia, žinai, kad gera mėsa būtų. Tai reikia nors kelių, pabandyti nors 2-3 ir tada tas šaltinis prasiplečia iš karto. Ir srautas jau tada, yra tų gabiųjų jaunesnėse kartose, kai jau buvo leidžiama. Aš pažįstu daug jaunuolių, kurie negalėjo apsispręsti ten į muziką, teatrą ar aukštąją matematiką stot, supranti. Yra kanalas tiesiog toks. Jis teka ir tu toks, žinai, tik tai irgi nepersistengt su patarinėjimais, nes žmonėms gyvenimus gyventi reikia. Taip. O tu kaip specialistas esi, aš tą irgi labai taip, žinai, aš galiu jums papasakoti kažką, nukreipti, parodyti jų stipriasias pusės, bet visada labai atsargiai žiūri tą momentą, kaip sakyt, kad taip, tu stok į aktorinį, nes mano ego bus pakeltas todėl, kad aš čia režisierė, man fainiai, kad vaikas eina į aktorinį. O kad tam jaunuoliui po 5 metų reikės šeimą gal išlaikyti iš tos aktorinės atlyginimo, žinai, iš aktorinio. Tai nėra nei lengva, nei paprasta. Nes pinigai ir kūryba nebūtinai kartu eina. Gal čia kažkoks kitas lygis, ta prasme kitas etapas, man atrodo, kai tu esi kūrybiškai laisvas, neišplaukt, nenueiti tą visišką, žinai, ar kūryba ir menas yra tas pats, nenueiti menininko pusę, bet aš nenoriu nieko žaisti. Kažkaip aš visą laiką traktuoju, kad aš nesu menininkė, aš esu kūrybininkė. Ir mes su draugais vis juokaujam. Tai esu ar nesu. Mano problema yra ta, kad aš kažkaip norėjau pasidalinti, kad aš visur savęs ieškau, žinai, ir toks yra, kur menininkam aš esu per struktūruota ir per racionali. Kūrybininkam esu per ezoteriška. Ezoterikos erdvėjai, dabartiniai, sakykime, jaunuolių, aš esu jau per sena ir per mokytojiška. Tarp mokytojų esu įdomi, bet per avangardiška. Ir per alternatyvį, supranti. Ir nešu tą kaitą, mane švietimas vis dar myli ir priima, bet nėra taip jiem paprasta su manim. Ir aš visur kažkur taip ateinu ir vis ieškau, kaip čia save, taip, žinai, iš kurios tos pusės taip
nežinau, kaip. Bet tu labai žmonių žmogus, Nu, tu save randi labai per žmonės, čia aš taip tave jaučiu. Net galvoju, šitą intervą pradėjom toks jausmas, tavęs kaip asmenybės labai daug. Tu žinai, kaip deimantas, kur turi labai daug kraštinių ir aš nežinau, kurios imtis. Net turbūt reikėjo iš viso klausti, nuo ko visą tai prasidėjo, kada tu supratai, kad tu kitokia ir ypatinga, kas nutiko ir kada tu supratai, kad tu ragana, neragana. Nu, va, aš tai apie tai irgi galvojau, kad reikia pradėti kalbėti. Nu, kažkaip, visų pirma, tai mes nesirenkam, žinai, gimstam su ko gimstam. Čia galima tada vėlgi kalbėti, ar tavo gimimo diena yra astrologinis kodas, nuo kurio atsispiri ir ten yra kažkoks. Bet buvo slopinai kažkada save? Iki pat dabar. Tarsi, žinai, kaip yra, aš tai sakau, kad bet aš galvoju, šiek tiek stengiausi neprojektuoti mūsų pokalbio, bet vis tiek buvo mintis, galvoju, nu tai jeigu yra jau tas galimybė pasidalinti su žmogum, kuris tas klauso ir jam įdomus tas kažkoks kraštutinis kūrybinis potencialas, žinai. Tai tada aš pasakysiu, kad tai aišku, kad aš slopinau visokiojopai ir man dar nesisekė pradžiai. Aš pavyzdžiui, kaip 2 metus, kai mokiausi teatro edukologijos, kaip studentė, buvau prasta vaidyboje. Paskui atsirado, kad aš turiu kitų stiprių savybių, ten ir kaip režisierė, kaip gal scenografinį matymą kažkokį turiu. Ir susibalansavo viskas, va, puikiai. Aš 10 metų te dirbau, žinai, mokyklos įvairiose. Bet tai tikrai nenutiko va taip, reikėjo labai daug ten pelus nuo grūdų atvaikyti. Tas dvasinis aspektas, ta ezoterika, jinai irgi yra kažkuria prasme prigimtinė, jinai labai seniai yra su manim, aš ją tik tiesiog atverinėjau įvairių praktikų pagalba. Irgi tas jautrumas. Aš sakau, kad teatras man padėjo išvystyti jautrumą tam tikrą per darbą su vaikais ir per suaugusiais paskui. Ir nemažai iš tikrųjų teatralų ilgainiui tampa kažkokiam dvasiniai kelioniai nueina. Taip dažnai nutinka. Nes jie dirba su subasmenybėm, jie dirba su vaidmenimis, tu dirbi su skirtingom psichikom, tu turi išmoksti matyti iš šono visą laiką matai iš šono. Ir tada kitas etapas yra tiesiog, o kaip užstiprinti tą, stipresnis procesas yra jau tada matyti žmonių kūrybinius potencialus. Kada supratai, kad tu kitokia? Ar tau tą kartojo aplinka? Prikaišė? Nuolat. O kada sau leidai būti savim? Dabar studentam, aš dirbu su 20-mečiais. Aš jums sakau, jie manęs irgi to klausė, gal ne ezoterinių lygmenių, bet šiaip aš labai gal skiriuosi iš konteksto. Mėgsta jie tokį. Aš sakiau, kad aš visa laimė, kad dabar, koks čia tinkamas būtų žodis, keistumas, originalumas yra madingas. Tiesiog visa laimė. Buvo laikas, kai, žinai, ten ir raudonplaukis vaikas gaudavo, žinai, ten už tai, kad toks yra, arba ir su akiniais vaikas galėdavo gauti kažkokių komentarų. Man pasisekė, kad aš atėjau iki to laiko, kai originalumas, tas kitoniškumas, jis dabar madingas ir studentam jis yra įdomus ir žmonėm, bet buvo kitokie laikai. Aš irgi esu gimusi laisvoje nepriklausomai Lietuvoje praktiškai, bet augau mažą miestelį, aš esu iš Rokiškio ir ten buvo kitaip. Aš esu gavusi grasinimą ginklu už tai, kad esu kitokia, pavyzdžiui, gatvėje. Aš ir sakau, man tu ir esi apie tą atradėją naujų kelių. Tai kainuoja. Aš vadinu šitą savo dalį tyrinėtoje, žodžiu, aš turiu tokį žodį, kito neradau kol kas ir jinai visą laiką kažkur prašosi į neatrastas vietas, įskaitant ir geografinės, ir vidinės, ir ezoterinės, ir visur kažkur einu ir kažkada vienas energetikas sako, o kiek tu gali bėgti prieki traukinio, sako, tu pati nepavargai, tai pavargsiu, tai aišku. Tai sakei, kad 3 turi, tai vieną išsiaiškinom, tyrinėtoje, liko dar 2. Ten kryptys buvo, kryptys veiklų turbūt dabartinių, dalis tai sakau, kad 7 yra. Ir čia ne šizofrenija, čia tiesiog, aš kaip tik dabar esu iš kūrybinių dirbtuvių, kur mes darėm sielos kortas ir ten yra darbas su asmenybėm, kaip ir konsteliacijose būna, ar ne. Tai ten daugiau jų yra, tikrai ne 3, bet tyrinėtojai yra tokie ryški. Kažkada, kai ėjau į terapiją, terapeutė bandė surasti, čia čia kažkas slepiasi po šitą, dar čia slepiasi. Aš taip pati, savo kaip padariau analizę, aš galvoju, kad ta tyrinėtoja kažkaip labai glaudžiai susiejusi su tuo, kad aš esu vandenis. Jeigu atidarysit mano svetainę, ten net užrašyta, kad aš esu vandenis. Aš tai pozicionuoju. Žmonės, kurie nesigilina į astrologiją, tai jiems gal atrodys tai kažkaip atmes. Bet tokiu būdu aš atsirenku savus ir nesavus klientus, žinai. O tie, kurie žino, kad dabar yra vandenio era, gali suprasti, kad per mane eina kažkokios inovatyvumas tam tikras. Aš lengvai sistemas kažkaip nuskaitau įvairias.
Ir matau, ir galiu lengvai diagnozuoti, kur neprateka energija, grubiai tariant. Ar žmoguje, ar įstaigoje, ar tarp žmonių grupėje, organizacijoje, su grupių dinamikom. Bet viena yra nuskaityti, o kita tą Taip, keisti. Kaip tą transformuoti. darai? Mokausi šitame etape, kad nepridirčiau nesąmonių ilgą laiką, nesivėliu į tai. Net jeigu jau matau, tai visą laiką siunčiu pas specialistus. Aš turiu sąrašą draugų, kurie ten arba nedraugų, arba savo mokytojų. Ir jeigu pas mane ateina žmonės ir aš matau, kad aš negalėsiu padėti, jam neužtenka diagnostikos, jam reikia jau ten rimčiau kažko, tai visą laiką nukreipiu pas specialistus, neapsimetu, kad žinau, ko nežinau. Papasakok dabar, ką tu veiki. Tai šiuo metu aš dirbu režisierę, dėstau studentams keletą dalykų skirtingų disciplinų ir vedu kūrybinius mokymus. Kūrybiniai mokymai irgi vadinasi vaizduotės praktikos, yra iš kelių dalių. Tai gali būti ir rašymas, kaip sakiau, ir teatras, ir storytellingas, ir viešasis kalbėjimas, ir improvizaciniai kažkokie gebėjimai, ir koliažai. Yra mano bazė, mano padaryta programa, kuri veikia, įdomi, bet dar iki galo nesusisteminta. Aš norėčiau padaryti tą iš viso tokį, stovyklos kažkokį formatą, gal savaitės, kur žmogus taip įėjo ir išėjo kitoniškas, švytintis. Aš pas tave buvau, beprotiškai įdomu. Ir aš galvoju, aš tai žinau, bet noriu to klausimų perteikti ir kitiem tave parodyti. Pabandom. Kas yra kitaip? Kuo tu skiriesi nuo kitų kūrybiškumo dirbtuvių? Ką tu girdi žmonių? Tai tu pasakyk, tai tu buvai daug. Ką tu girdi žmonių? Aš išsinešiau jausmą labai gerą iš tavęs. Tu labai pažadini smalsų vaiką viduje, norisi tyrinėti, nenuobodu, tu negalvoji, yra dalykų, kaip tu sakai, kur jau aš tai čia tikrai ne, bet tu taip pateiki taip smalsiai ir taip žaidybiškai, kad ir po tokią kropelę, kad žmogus gali nerti tiek, kiek jisai pasiruošęs tuo metu. Tu neverti. Tu labai pažadini komunikaciją grupės viduje, kas labai žavu. Ir tu pati turi labai įdomių ir taiklių įžvalgų. Mano manimu, kad tu moki kalbėti tiek su racionalaus proto turinčiu, kitaip sakant, nusileidi iki žmogaus ir jo kalba jam pasakai. Taip aš tave matau. Tai visiškai, ačiū tau. Aš galvoju, kad čia iš pedagoginio darbo. Ir iš tos pusės, kad tu kaip režisierius turi įgyti struktūravimo dalykus, tu kitaip nepadarysi renginių. Aš daugiausiai su renginiais dabar dirbu. Arba su stovyklomis ten. Bet jo, tai įžvalgos yra mano dalykas. Ir pedagogika. Ir tai, kad aš tiesiog labai mokiausi, aš dirbu su visokio amžiaus vaikais, nuo ten 5-mečių, su 2-mečiais nedirbu, žinai. Nuo 5-mečių iki 19 ir dar paskui vyresniais, ir dabar dar vyresniais. Ir jau dabar tokia edukologas, tai reiškia, kad gali dirbti ir su vaikais, ir su suaugusiais, ką aš ir darau. Paskutiniu metu daug senioram vedu mokymų. Oho. Ir tai yra, žinai, skirtingi procesai. Tai pasidaro nebesunku identifikuoti. Tu žinai, pavyzdžiui, čia kartų dalykai visi tie yra, apie ką mes ir su studentais diskutuojame, ne? Generations. Taigi tu išmoksti ten, kas pas ką skauda, ką apeiti, kaip čia, aišku, reikia savo nesikartoti, bet ten būtinai turi būti bairių apie vidinį kritiką, žinai, nes aš tiesiog paviešinu dramblį kambaryje, nuolat. Aš žinau, kokie jie yra pa žmonės. Tai tu, kai pasakai, visi taip truputį atsipalaiduoja. O jaunos kartos, kokie yra drambliai? Pasitikėjimas savimi yra tiesiog tragiškas. Rimtai? Žinai, tas jausmas... Nes atrodo, jie tokie labai ryškus. Neįtikėtina, kaip jie vaikšto tais džemperiais, va tokiais, su gobtuvais. Taip, mano dukra taip vaikšto. Ir turi du rūbų tipus, kaip eina į viešumą. Reiškia, juodas džemperis, juodas kelnes, arba mėlyni džinsai, baltas džemperis. Tai pamaikė jau ką. Taip. Ir aš į auditoriją ir ten visi tokie. Pas mus dabar tiek priemonių save reikšti, kodėl yra tiek daug nepasitikėjimo? Ar tai socialinio lyginimosi kultūra, socialiniai tinklai? Vėlgi, kai tu manęs klausi, aš turiu tokią problemą, mano vidus išsiskaido į kelis atsakymus, kuriuo lygmeniu tau atsakyti. Iš karto, visą laiką. Aš turiu tą problemą, manęs kai klausia, Kristina, kaip gyveni, aš galvoju, Dieve, kokiu lygmeniu jam dabar atsakyti, žinai. Tai jeigu aš pamiršiu klausimą, tu man primink, bet dėl to, reiškia, vienas lygmuo yra toks, kad jie yra po covidiniai, jeigu mes kalbam apie dabartinius 20-mečius, pavyzdžiui, tai yra pasiekmės to, kad jie mokėsi, kai turėjo labiausiai gauti įgūdį socialinį, juos skatino atsitraukti vienam nuo kito ir laikyti atstumą. Viena pasiekmė, kuri labai ryškiai jaučiasi. Aš dirbu, pavyzdžiui, su savanoriais, kurie turėjo dirbti kūrybinėje stovykloje. Ir ten buvo atskiras darbas, Dieve, koks būdavo prieš 10 metų, kaip savanoriai ateina 19-mečiai ir jie visko nori kuria. Ir atėjo tie 19-mečiai po covido
ir jie įtampoje nuo to, kad reikia būti kambaryje su paaugliu, kuriam tu iš karto esi autoritetas, nes tu vyresnis, bet jie negebėdavo to padaryti. Nu, tai čia vienas momentas, tas toksai, kur mes tiesiog tokia istorijos dalis. Jeigu einant giliau, energetiniu, astrologiniu požiūriu, tai visi vaikai, kurie gimė po 2000-ųjų, pasikeitė jų sudedamoji dalis, pavadinkim, struktūros dalis. Jeigu tie, kurie gimė ten, kai buvo devintukai, 199, jie buvo galvotesni, ką mes ir kalbam, racionalusis protas, mūsų karta. Jie galvojo, jie skaičiavo, kas apsimoka, darbas, turėjo būti piniginis aspektas. O šitie yra jausminiai? O šitie yra jausminiai. Ir tie dviejetukai, nuliukai, jie visi yra daug jautresni, bet dėl to, kad nėra dar kol kas mūsų kultūroje, kas vyksta filtras dėl beprotiškai didelio kiekio informacijos, jis tik šiuo metu formuojasi. Yra tokia frazė, aš irgi lietuviškai nežinau, digital well-being, tai bus skaitmeninė gerovė turbūt. Mes ją tik įsivedinėjom. Olandijoje jinai jau neblogai vystoma, pavyzdžiui, o mes ją tik įsivedinėjom. Tai pakankamai daug nišų apima, aišku, kad ir dirbtinį intelektą. Tai kol kas jie yra užversti tą informaciją, nes mes dar nesusitvarkėm su savo apribojimais visais, o jie yra jautresni negu mes. Ir tada gaunasi, kad reikia slėptis po kapišonais, ausinukais ir visus to išeinančios problemos, kaip pavyzdžiui bipolinis ir panašiai, žinai, ir depresijos. Kiek jų daug geria antidepresantus, tai yra neįtikėtinas kiekis. Taip. Nes jie bando save, jie jaučia ir nežino, kur tai padėti. Slopina, ar ne? Jie nežino, kur padėti. Ir tada yra, įdomi pasiekmė, pavyzdžiui, grandininė reakcija. Ne? Dėl to suklestėjo, tarkim, festivaliai Lietuvoje, nes jis ieško, kur save padėti. Miestuose negali būti. O ten galima jausti. O ten galima jausti. Vartojant kažką, nevartojant, būnant, bet tu gali ten kažkaip save ištaškyti. Atrodo, mes tiek turim informacijos ir tų dvasinių mokytų va tiek. Bet kažkodėl jiems vis tiek jos reikia nuvesti už rankutės. Jie truputį atsargiai žiūri į autoritetus, tu turi būti kažkaip įdomus, nedogmatiškas, kad jie paskui tave eitų. Tada eis ir važiuos ir atsivers ir atsidarys. Tai tikrai po 2000 karta tokie jie visi mamų ieškantys, tokie jautrumo tame daug yra, kūrybos be proto, visi kūrybiškai labai potencialūs ir nuo didelio pasirinkimo nežino, kur mestis. Ir pasiklysta, ir tada lieka ant sofos ir tada. Gerai, man 40, kokia yra mūsų karta? Kaip ten tas tai filmas? net rūbas taisaisi, ką čia reiškia? Kaip ten tas filmas, kaip ten? Pietinės kronikos? Pietinės kronikos, Kažkokia asociacija tokia, žinai, apie tai, kad kokia nostalgija keliantis filmas, žinai, tik ten pasižiūrėję, mes supratom, kokį kelią nuėjom. Tik ten, atrodo, viską žinom, taigi ką, nuotraukų albumą neturim, taigi turim. Taip. O ten nueini ir toks šiurpas žiūrint, net ir jaunesniai kartai, o mums, taigi iš jūsų, tu geras, niekada nereflektavau dabar dar apie savo kartą, man atrodo, truputį per anksti, aš mėgstu per atstumą kažkaip žiūrėti, o kai pats esi tame, tai gal norisi pasakyti, kad aišku, kad mes esam priemantys jautrius dalykus. Mes ieškom labai stipriai atsisukom į patriotizmą dėl įvairių priežasčių. Ir dėl karo, ir etnokultūra, kai pakilo vėl koks susidomėjimas ten sutartinėmis, ekologiniai ūkiai, ekologiniai kaimai darosi, žinai. Tai šita banga labai pakilusi yra. Ir čia yra mūsų kartos dalykas, ne tų, kurie mūsų tėvų karta, jie apie kitus dalykus, žinai. O tai kokios mūsų savybinis rinkinys? Kaip tu jį žodintum tą? Nes tie vieni galvoti, kiti jautrus. Aš dabar, žinau, galvoju, va šito esu nereflektavus, tai dabar pabandysiu. Vienas iš aspektų, kuris kyla man yra, kad mes mokam, kad mums dar nesunku nuvesti reikalą iki galo. Jaunesniai kartai jau yra per sunku. Jie pameta pusiaukelį, jeigu suklysta. O mes dar kažkaip būna, kad jeigu yra darbas nuo 8-5, tai dirbam, tai dirbam ir 3 metus galim išdirbti. Gal jau ne 18 ar ne 20, bet dar esam pajėgus. Jaunesnė karta jau ne, 1,5 metų riba. Ir pageidaut ne nuo 8-5, žinai. Tai kažkoks yra toks, jiems nebėra taip, kad mūsų kartai būtini ten apdovanojimai, diplomų teikimai, kažkokie jau nebe tai, jau popieriai, kažkaip reikia kažkokio kito pripažinimo, žinai. Jiems įdomu atradinėti gal kažkokius dalykus, kas irgi yra dar, bet vėlgi aš kalbu ir galvoju, ar nebus taip, kad čia yra mano tik burbulas, žinai? Nes jeigu mes nueisim... Galbūt, bet tai yra tavo burbulas. Tai gal mano, nes jeigu mes pasižiūrėsim kur nors ten į kaimą, rajoną, kur ten yra tas pats, tai ten jie tiesiog gal, irgi galvoja apie alkoholį penktadieniais ir
Ir kaip čia tą Mūsų 8 tokių, vaiką žinok, pasidaryt. nežiūri. Tai, gerai. Tokie nežiūri, čia ne mūsų Nu, auditorija. bet jie irgi mūsų karta gali būti, žinai, kaip kas nuėjo. Taip. Aš turiu daug klasiokų, Bet vadinasi, jie užslopino tas savybės. Tai visiškai. Taip. Tai Jie galėjo turėti visus kelius. Kokios mūsų kartos savybės? Mes turėjom visas galimybės mokytis, universitetai, kolegijos. Dauguma tikrai buvo geri specialistai, būtinai pakeisim po antrą profesiją. Visada bus mažiausiai 2 pakeitimai, neišvengiamybė. Kaip taisyklė, populiaru dabar keisti į psichoterapeutus arba psichologus, bet galima ir kažką kitą. Tai labai populiaru mums, nes atsivėrė kažkoks pasaulis, kuris iki tol buvo mažiau tyrinėtas, žinai, bet reikia mokslinio pagrindimo, mes vis dar esame racionalieji, gimė 90 kažkelintais metais. Tai nesam visiškai išplaukę ezoterikoje, žinai, mums įdomu, mes gilinamės. Taip, aš kaip ir tu visada savo tą nenormalumą bandžiau sutalpinti į žodžius ir mano aplinkoje labai daug verslo pasaulio, labai daug tų normalių žmonių, kai pasikalbite tete, jie irgi jaučia, bet ten dabar jau labai madinga kvėpuoti ir ten medituoti, bet seniau tai ten... Nu tai va, bet seniau tai būdavo subkultūros ir tu būdavai ten, jeigu ten labai emocionalus, tai gal emo arba gotas, jeigu ten aš spalvota, tai aš hipė buvau, žinai, nu ten kažkokia. Buvo subkultūros, dabar jau nebėra, viskas tokia vienalytė masė. Tas išvalgumas mūsų, gal tik tai, irgi aš vėlgi negaliu absoliutinti, žinai, gal ieškau tų bendrinių tokių aspektų. Mes tikrai nostalgiški, ką ir parodė tas filmas. Mes sentimentalus bandom ten visus surinkti prie kūčių stalo dar iš paskutiniųjų. Jaunesniai kartai to nereikia, supranti, suši užsisakykim, žinai, iš tas serijas. Vyresnė karta, kaip kuri, gal nori savaip, gal dar kažkas, ten vis skirtingai yra. Mūsiškiam kažkaip svarbu tas visuomenės bendruomenės aspektas ir europinis labai didelė. Dabar mes vėl grįžom į lietuviškumą, į savęs kaip lietuvio identitetą. Bet dar 10 metų atgal buvo labai europietiškas tas identitetas. Mes 2 pasaulius bandom sujungti, tokie dar saugotojai, ar ne? Absoliučiai. Bet aš manau, kad čia yra labai svarbi mūsų misija. Va tu pasakai, ir irgi toks šiurpuliukas nuėjo, ta jungiamoji grandis, žinai, kažkokia, be kurios nenueitų dalykai. Ir dabartiniai kartai tu neįrodysi, kad ten kažkokios kūčios labai svarbios, ar ten, kad, nežinau, etnokultūra svarbi. Jeigu jie auga toje aplinkoje, taip. Bet iš tikrųjų patirtį, jie turi dar paaugti, kad suprastų, kaip tai yra unikalu. Gebėti išmokyti užsienyje, nežinau, ten kitus erasmusininkus savo liaudės šokių, pavyzdžiui. Nuvažiuoji ir moki, pašokt, padainuoti tradicinius šokius. O tu paklaus graiko, kuris tau graikas neišmokys? Supranti? O mūsiškai dabar grįžta prie to. Tai toksai, mes tai tikrai esam tie saugotai ir tarpinės grandys. Dažnai, bet tarpinės grandies, tai nušoka viskas. Mūsų turbūt minusas yra neigiamas aspektas, mes labai vertinimus dalinam. Man atrodo, jaunesni to nedaro, ar ne? Geras. Nežinau, ar aš teisė, aš taip kalbu iš to tokio. Tai čia iš to racionalaus proto dominavimo. Gal mes bandom dalintis tom, kas mums veikia, žinai, bet pasaulis pasikeitė. Taip. Tai dar bandom važiuoti, nesgi dar veikia. Mesgi čia dabar patys svarbiausi, mūsų žydėjimas, mes rūpinamės ir tėvais, ir vaikais. Man, žinai, kartais keista suprasti, einant gatvę arba atėjusi kokį nors renginį, kad aš esu tokia iš vyresnių. Nes man visada sakydavo, aš kažkaip labai sparčiai kilau karjeros laiptais ir man vis sakydavo, mergaitė per daug nori, čia tau ne pagal amžių. O dabar staiga toks atėjo momentas ir kai aš suprantu, kad aš vyriausia kambarį. Tau ne. Man tai aš patyrus visas pusės ir vyriausia, ir jauniausia, žinok, tai būdavo visą laiką. Ir taip buvo buvę. Bet uždėk akcentą ne į tai, kad vyriausia, o į tai, kad pati įdomiausia kambarį. Būk pati įdomiausia kambarį. Matai, aš kitų tokių ieškau. Tai randi gal. Randu. Bet aš čia tada kitiems sakau. Tebūnie kitiems toksai, kur aš prieš kažkuriuo metu supratau, kad aš labai lengvai galiu būti pati įdomiausia kambarį. Žinai, kur. Tai tada tas amžius nesvarbu, ar tarp jaunesnių, ar tarp vyresnių. Jeigu nori, įsijungi. Visai buvau. Aš pati, gal čia tada aš nenoriu ten giliai lysti, bet iš terapinės pusės, aišku, yra kažkoks. Tai reikėtų tą iniciaciją pravykdyti iš jaunos merginos į moterį, žinai, mamą. Matyt, kažkur dar taip užstrigo. Ne iki galo, žinai, neprasidirba procesas ten. Kad vidinė mama, nes paskui, kai ateis ta kita dar, kai bus 60, bus dar sunkiau, jeigu dabar nebus tos adaptacijos tokios. Kažkur jo iniciacija ne iki galo įvykus. Gerai, kūryba yra įgimta, ar tai yra raumuo lavinamas? Absoliučiai. Kas visiškai lavinamas, aš taip ir sakau.
Vaizduotė yra raumuo, kuris lavinamas yra. Tai čia mano visą laiką aš taip sakau, kad nereikia... O kaip jūsų sporto salė? Tai ką tada reiškia sporto salė irgi ne visiems, žinai? Yra gabesnių ir ne. Tai vienareikšmiškai, taip ir kūryboje. Yra tokių, kurie stoja mokytis profesionaliai, yra tie, kurie daro savo. Mano mama yra, pavyzdžiui, dirbusi su seniorais, kurie išėję į pensiją, 82, ten Škotijoje, žodžiu, jie pradėjo šokius lankyti. Tai dar, įsivaizduoju, kad būdami 70-mečiai su kolektyvu seniorų apkeliavo visą pasaulį šokdami. Išmoko ir prakeliavo. Nerealiai. Niekada nevėlo. Tai, prasme, apie ką mes kalbam, žinai. Koks lūkestis yra, jeigu tu būsi profas, tai gal ten, žinai, kažkaip, bet iš principo kūrybiškumas tai tikrai. Tik tai sakau, yra tokia, tam iš karto, ką reiškia kūrybiškumą atidaryti? Tai reiškia pasižiūrėti iki savo baimiai. O čia ar mes pasiruošę tam? Tai kitas klausimas. O kodėl baimiai? Nes ten yra baimė vertinimo dažniausiai. Ne 100%, bet didžiajame dalim, todėl kad mums augant mūsų sistemoje buvo vertinama nuo 2 iki 10, mes bijom to pažymio, bijom, kad kažkas pasakys verta, neverta. Aš irgi sakau, kad blogiausia, kas mums nutiko, tai yra pažymiai. Nes tu sėkmingas tada, kai daug kartų suklydai, o mus mokino bijoti klysti. Taip. Tai kai bijo klysti kas nors, pavyzdžiui, pas mane workshop'e, aš sakau, 3 dienos ir išsitaisysi. Žinai kaip? Ne, sakau, į improvizacijas teatro. 3 dienos. Gero workshop'o su gerais treneriais 3 dienos ir pamatysi, kad nebijai klysti. Ta patį darau, kai siunčiu vyrukus, kurie bijo kalbinti. Mesgi praradom tą kultūrą, kad vyrai gatvėje nebekalbina moterų, ar ne? Tai kai nebekalbina, ir aš irgi turėjau, atsimenu, tokį workshop'ą, kur labai daug vyrų paskui susėdo ir mes kalbėjom apie tą momentą. Kodėl yra taip, o ne kitaip? Tai sakiau, nes jie bijo atsako neigiamo. Tai sakau, o jūs susidarykit situaciją, kur gausit 15 to atsakų, neprimsit net į dušę. Tai bet tai kaip čia? Tai sakau, teatrą, improvizacijos. Ten klaida yra dovana. Iš klaidos gimsta naujas kūrybinis resursas. Taip. Tai tau tiesiog reikia terpės, kur visi girtų už klaidas. Tada nebijosi eiti ir gatvėje kalbinti merginą. Tau užteks pasakyti jai komplimentą, tau nebūtina galvoti, kad tu ją vesi. Taip. Kad pasitalus nėra dėl to problemos, žinai. Mes tiesiog tokia kultūra esam trupučiuką, žinai, ir dar Tai tavo veikimo spektras yra labai platus, tai ne tik... Ir aš kenčiu nuo to, aš negaliu, neužauginu vieną normalaus medžio, pas mane daug daigų, žinai, bandau jos visus kažkaip auginu, bet to medžio tokia, tai gal kažkada susijungs. Nes labai netradiciniai tavo metodai. Labai įtikinami, labai gražus. Tikrai, jie mane labai žavi. Nes aš turiu to tokio kūrybiškumo labai nestandartinio, man visada jisai toks ant ribos su beprotybė būdavo. Aš atsimenu tavo smegenis. Tai va, toks kažkokią formą aš jam radau. Taip. Bet tu visada savęs klausi, kiek tai yra normalu, dabar jau nebeklausiu. Dabar aš sau leidžiu būti. Tai be vertinimo daug paprasčiau, ar ne? Arba save su savim lygink. Ne su kitais, su savim lygink. Koks tu buvai prieš 2 metus, dabar paaugai, nepaaugai, pavargai, nepavargai, intensyvų, neintensyvų. Nereikia su kitais, skausmingai labai būna. O ką kasdienoje lemia kūrybiškumas? Kaip jisai padeda? Kodėl jo reikia, žmogus sako, aš dirbu normalų darbą, ten racionalų, man nereikia šitų jūsų. Kodėl reikia? Vėlgi, kai klausi iš karto, žinai, sakyk visus. Pabandysi, Tai gal ir nereikia. Jeigu kyla toks klausimas, tai gal ir nereikia, nes, reikės jam skirti laiko, atsipalaidavimo, gal žmogus nenori dabar būti atsipalaidavęs, jam reikia susikurti ir uždirbti namui. Tai tegu. Kitas momentas, kad šitame kaip tik mūsų laikotarpyje, kuriame gyvenam, be kūrybiškumo sunkiai nueisi. Yra toks pasaulio ekonomikos forumas, kuris kas kažkiek metų, ten kas 3 ar 5 pateikia viziją savybių, kurios bus reikalingos darbdaviam žmonėse. Kūrybiškumas per paskutinius 5-6 metus iš 10 vietos pakilo į 3-4. Tai statistika yra tokia, kad tik tai jis keisis. Jeigu mes suprantam kūrybiškumas lygų dailė arba kūrybiškumas lyga muzika, tai nebe taip. Jis jungsis ten su dirbtiniu intelektu, jis jungsis su tuo, kad statysit netradicinę architektūrą, kūrybiškumą reikės medicinoje integruojant transplantaciniam procesam, supranti, ten sausų nepabūsi toje vietoje. Tai čia vienas momentas jo. Ir yra tas ezoterinis, kad galų gale, jeigu mes sakom, kad kūrybiškumo centras yra 3 pirštai po bamba, tai ten yra ir seksualinis. Nori būti aistringesnis ir jausti aistrą gyvenimui, tai skiri dėmesį kūrybiškumui. Labai gražiai atsakei. Nes gyvūnai neturi kūrybiškumo. Mes vieninteliai, kiek žinau, kurie turi kūrybiškumą. Žmogus. Yra teorija, kad delfinai turi. Galbūt. Tokia.
Dar norėjau tavęs klausti, dabar yra labai daug paruoštukų internete. Ar kūrybiškumas dėl to kenčia ir kaip su tuo dylinti? Žinai, vaizduočių yra irgi berods 8 rūšys, aš dabar tau tiksliai nepasakysiu, jų yra daugiau negu viena, jos skiriasi. Steve'o Jobso vaizduotė nuo Disnėjaus vaizduotės skiriasi. Ir yra moksliniai darbai apie tai, kad mes turim skirtingas vaizduotės. Tai tu pasakai, kad paruoštukai iš esmės yra, uždavai klausimą, ar blogai ar gerai, bet reikalas tas, kad mano vaizduotė taip irgi dirba, jinai dirba koliažiniu principu. Aš esu patyrinėjus savo ir draugų vaizduotės. Mano kaip režisierės matymas yra toks, kad aš renku elementus, kai kuriuos naudotus ir padarau naują nematytą vaizdą. Ir duodu žmonėm patirtį. Tai ar aš kopijuoju? Kažkurią dalį visada kažkas jau yra padaręs tą dalyką. Sukūręs tą spalvą, padaręs tą formą, aš ją apvilksiu kažkaip kitaip ir pateiksiu. Bet taip dirba mano vaizduotė. Mano draugė menininkė galbūt. Mes su ja rašėm kartu knygą, pavyzdžiui. Nepabaigėm, bet rašėm dviese. Aš mačiau, kaip kitaip veikia jos vaizduotė. Kaip? Jeigu, pavyzdžiui, mano yra A plus B lygu C, reiškia vienas produktas plus kitas produktas, aš sugalvosiu kažką naujo, tai jos yra tiesiog iš karto C. Pas ją iš karto kilo kažkokie personažai, veikėjai arba aplinkybės, kuriuo aš niekada nebūčiau sugalvojus. Mano duonbazėj to nėra. Jinai yra kažkokia kitoniška vaizduotė. Čia kaip Disnėjaus, kuris sukūrė visą pasaulį. Tai ko nebuvo, ar ne? Ko nebuvo. Nebuvo kur pasimatuoti. Ne. Kažkaip kosmiškai jisai ten piešė, spalvino, augino, aišku, ten vadybos daug buvo, bet kitoniškas, jis ne inžinerinis, ar ne? Architektai turi vienokią vaizduotę, reklamščikai kitokią, teatralai dar kitokią. Aš niekada nepagalvojau, kad vaizduotė turi labai įdomus kampas. Taip. 8 yra. Tai ir tada kur ta riba? Tas paruoštukas. Viena vertus, jisai tikrai menkina mūsų pačių mąstymo procesą. Tada reikia dirbti su mąstymo procesais, kad netingėtumėm patys fantazuoti. Bet jeigu tų paruoštukų daug, tai, pavyzdžiui, Pinterestas yra visas paruoštukas. Bet čia vienas iš pagrindinių mano įrankių. Aš ieškau būdų, aš atsirenku, nenaudoju viens prie vieno, ieškau ten būdų, sudarau koliažą kažkokį tai. Ar tai yra scenovaizdis, ar tai yra dailės procesas, nesvarbu. Rašymas kažkokį elementą suklijuoji ir gauni kažkokį naują resursą. Tai kaip ir naudojosi. Kažkada vienam mokymuose, atsimenu, net gavau pastabą, kad, sako, jeigu tikėti reinkarnacijom ir praeitais gyvenimais, sako, anksčiau už tai, kad tu tokio darai, degindavo ant laužo. Kad tu gali, nes tai buvo traktuojama kaip vagystė, plagiatas. Bet mes dabar visi plagijuojam vieni kitus. Ir aš visą laiką tikrinuosi. Aš gavau tą pastabą ir nuo tada tikrinuosi. Tai plagijuoju aš ar ne? Tada taip atsirado tas dėmesys į vaizduotės, kad jos tiesiog skirtingos. Aš neturiu inžinerinės, pavyzdžiui, man nesiseka daryti ten kažkokius architektūrinius dalykus. Sunkiai labai. Aš Ikėjos baldų nesurenku. Jo. Bet režisierė aš negalėčiau kitaip dirbti. Ten literatūros neužtenka. Ten yra, tu galvoji, gerai, muzika tokia, scenografija yra tokia, aktoriaus emocija turi būti tokia, sąveika taip, ir tada visą tai išneši kažką. Ir žiūrovas jausis galutiniam taške, va taip. Ir jeigu tai pavyksta, sėdint salės gale, aš matau, kaip žmonių nugarom eina tos pačios energijos. Geras jausmas, ar ne? Baisus labai, labai atsakinga. Ir labai baisu, kad, kas jeigu paskui aš grįžus namo dar padarau savo praktikas, kad viskas baigtųsi, žinai, su Dievo palaiminimu, kad aš čia nevaidinu Dievo tame, jokių būdų visur yra, žinai, Dievo vedimas tame, kad aš tiesiog jeigu per mane eina procesas kūrybinis, net pramoginis, nesvarbu, kokį aš veiksmą darau, ir žmonės sėdėdami liudija kažkokį procesą ir juose vyksta transformacija, kad ne aš darau, per mane daro. Labai atpalaiduoja. O kaip mes blokuojam savo kūrybiškumą? Kaip žmonės dažniausiai blokuoja suaugę savo kūrybiškumą? Rūkydami. Kodėl? Tu iš karto pasijungi kitą kanalą. Vienas iš būdų yra rūkymas labai. Kaip įdomiai, kodėl? Čia apie būseną, nuėjimas į kitą būseną? Energetinį švarumą. Aišku, mes turim daug kuriančių iš tamsos, o kodėlgi ne? Taip, beje, kūryba nebūtinai turi būti graži. Menas nebūtinai gražus. Absoliučiai. Kiek yra, pavyzdžiui, sovietinių menininkų, kurie su degtinė ir cigaretėm kūrė, žinai, ir fotografavo ir buvo pažanga juose. Tiesiog iš tamsos. Tai jeigu aš esu irgi priėmusi sprendimą, aš noriu kurti šviesos. Tai sakau, kad rūkymas, pavyzdžiui, labai, jis bliūrina kažkaip. Tavo energetinius kanalus tiesiog taip užbliūrina, žinai, net mano galva, aš galiu gauti čia kažkokį konfliktą, net man atrodo, net mėsa taip negadina, žinok. Kūrybai, pavyzdžiui, žmogui gal ten mėsa, diskutuotinas klausimas, bet kūrybai
Ar alkoholis, tai priklauso nuo jo kiekio. Bet patraukimas kažkokia tamsa, rūką deda, tiesiog bliūrina. Tokį uždeda ir žmogus tada jis taip klaidžiodamas tame procese, jis kuria, bet jau ten tikrai neišviesos. Tikrai neišviesos. Dar, baimės, kritikai labai baisu yra kurti, visi sustoja. Balto lapo sindromas, žinai? Aš atsimenu, tu pasakai, pasidalink, prašau, kas tai yra. Labai geras pavyzdys yra, kaip mes sakom, atgaunat baltą lapą, ne? Jums reikia kažką nupiešti, dar parašyti, bet jeigu nupiešti reikia. Ir pas visus suaugusius būna tokia įtampytė ir jinai eina iš kažkur anksčiau. Todėl, kad vaikystėje didelė tikimybė, kad kai mes buvom kažką baltai apsirengę arba per šventės priėjom prie baltos staltiesės su savo riebaluotais sausainiais suvalgytais pirštukais, palikom dėmes ir kaip reagavo mūsų artimieji. Taigi čia tokia suknelė. Tai dabar tu trečią kartą turėsi persirengti. Tai kur tu tą šalį, kai balą vėlį metį, aš kiek galiu skalbti? Nesąmoningai, žinai. Ir tada lieka įtampa, kad balta yra kažkokia žiauriai sakrali, o jinai ir yra šiaip, sakrali spalva, kurios negali sutepti. Ir tada gaunam baltą lapą, kartais net monitoriaus ekraną. Ir tu jau tokį genialų kūrinį pavaryti, ar ne, arba geriau nepurvink. Ir tada jauti tokia įtampa. Tai, pavyzdžiui, stovyklose su vaikais, kai dirbam, tai mūsų dailininkai, tarkim, duodavo ne baldus, o spalvotus lapus. Iš karto. Per kūrybinį rašymą tą patį darau. Iš karto duodu. Išsirink spalvotus. Tu neįsivaizduoji, kaip žmonės džiaugiasi. Jie net nesupranta, kad jų psichikai trūksta rožinės spalvos, pavyzdžiui. Kaip bernai čiumpa rožinę spalvą. Nes madinga nešioti juodą džemperį. Negali tu taip. Aš provokuoju, aišku, bet. O tavęs labai daug ir tu gali atlaikyti labai didelį kiekį žmonių. Taip. Kodėl nedirbi Vilniuje? Dirbau 13 metų gyvenau. Kodėl man tempas per didelis, Vilnius mane pernelyg nugręžė. Aš negalėjau ten dirbti vienoje įstaigoje, nenutiko taip, aš dirbdavau per 4. Ir tada, gal čia mano asmeninė savybė, gal taip nutiko. Ir aš tada išsitaškydavau labai. Nes, pavyzdžiui, įvykiai arba šventės arba kažkas visur nutinka vienu metu ir tu kaip režisierius visur esi reikalingas. Ir aš perdegiau visiškai. 15 buvau metams susistabdžiusi veiklą, išvažiavau į užsienį. Tada 18 iš vis pabėgau iš Vilniaus, užsidariau, atsistatinėjau savo, žinai, viską ir ieškojau, kuria kryptimi. Tada iš švietimo perėjau į kultūrą, tada vėl supratau, kad, ašgi labai resursinė, tai kur man dėti save, žinai, tada ieškojau, kur čia save realizuoti vėl. Ir dabar vėl pabuvau, aš dabar buvau Elektrėnuose ir Kaune, ir ten, ir ten. Ir vėl jaučiu, kad vėl nepaprastai daug mokiausi paskutinius 2 metus. Laisvai pasirenkamai privalomai, žinai. Tiesiog buvo tiek, dirbant mano kažkokį darbą, ar ten kaip dėstytojas, ar kaip režisierės, turėjau sugerti labai didelį kiekį informacijos. Kad galėtum dirbti su visuomenė, tu turi jausti kiekvieną jos pulsą. Visų auditorijų. Ir aš dirbu su auditorijų pritraukimu. Tai yra tokia, jūra, tu dirbi su jūra, žinai, ir tu turi jausti, kada ten žydi, vėsi, šalta ir ką padaryti, koks ten resursas. Tavo energetika, tavo laukas toks, pulsuojantis labai. Bent jau aš taip jaučiu. Matai, pas tave irgi yra darbas, tu moki sukurti, kad žmogus galėtų dalintis, leidim būti man, kažkaip nekritikuoju, kaip tik atidarinėjai. Tai tada aš leidžiu savo ir tekėti. Šiaip taigi aš moku labai, taip, žinai, susikonservatyvinti. Taip, žinai. Bet aš dabar leidžiu savo. Aš jau seniai tam rašiausi, galvoju, gerai. Tipo. Paradoksas, kad būnant tokiai, dirbant su grupėm, tu nuolat pirmiausia, ką turi padaryti, sukurti saugumo jausmą jiem. Taip. O iš manęs tai nedvelkia. Tai tu įsivaizduoji, kaip aš turėjau išmokti save taip šikt, sumažini, prisuki, sukuri saugumo jausmą, pajokauji ir tada jau gali atidarinėti. Čia buvo labai sunkus darbas. Nes tu mėgsti taip iš karto. Ne. Man atrodo, kad tu labai tiesmukai ir nelabai moki meluoti. Tau vis tiek išlenda tavo esmė. Aš propaguoju radikalų atvirumą. Taip, apie tai ir kalbu. Bet aš suprantu, kaip stipriai mano žodžiai gali paveikti kitus žmonės, todėl specialiai neprovokuoju ir nevimdau. Paskutiniu metu, keletą metų jau praktikuoju, kad jeigu žmogus kažko juokais paklausys, o tu tikrai nori žinoti. Jeigu tu tikrai nori, aš tau atsakysiu. Kokia įdomi visų reakcija, žinai, būna. Toksai, žinai. Tai tada sprendžia. Yra buvę, kur sako, nenoriu. Yra buvę, sako, sakyk. Tikrai? Tikrai. Tada sakau. Tai dažnu atveju, aš turiu tokį prikolą, aš nepatinku draugių vyram, pavyzdžiui, žinai, dėl šitos savo savybės. Nes taip kažkaip nutinka, kad net neprovokuodama galiu paklausti kažkur, kur jums labai skaudės. Arba versiu juos susimastyti. Aš neturiu nieko blogo toje vietoje. Tiesiog vyksta diskusija, kurią patys jie užvelia.
Ir aš metu kokį nors klausimą, nes taip aš gyvenu, aš visur uždavinėjau klausimus. Ir Dieve, žinau, kokių keistų situacijų turėjau, aš kur pradedu ten rėkti ant manęs vidury, aš antrą kartą matau tą žmogų. Toksai, ir vėl išprovokavau. O kaip, tai mokiausi neuždavinėti klausimų, tada net klausimus turėjau sumažinti. Tu nesakai, kad aš žinau, kaip turi būti. Tu taip iš vis, tai ten toli. Tu užduodi klausimą, o ką tu galvoji tuo klausimu? Ir jam taip skauda, kad jisai... Užtenka ir tiek, ar ne? Jo, tai čia tas diagnostinis toksai įgūdis yra, skilsas toksai. Jo, tai nėra su to lengva būti. Žmonėm ne visada patinka. Ką planuoji per artimiausią, per 5 metį neklausiu, nes tavęs labai daug, 10 metis. O ką tu man planuoji? Kur tu save matai? Šeimoje. Šeimoje, aha. Aš būsiu banali, bet aš norėčiau turėti kažkokią tai erdvę prie upės, kuri būtų ir mano gyvenamoji, ir sakrali žmonėms ten daryti veiklą, kūrybinę veiklą, tos stovyklinius tokius procesus, po kurių žmogus išnertų. Šitą matau pas tave. Jo, šitoje, tai išnėrime tokiame. Man tik atrodo, kad man vienai nepavyks, kad man reikia antro žmogaus. Aš kadangi labai tokia esu, mano energetika yra kaip vėtrungės ant koto, žinai, ir kuri taip sukasi. Ir tą balansą išlaikyti yra labai... Nuo šio mokiausi, kaip išlaikyti balansą ir būti visuomenėje. Ir taip aišku yra dėl to, kad aš gal ten augau be tėčio, taip toliau, visa tai va toks yra tada. Tai man atrodo, kad man vienai nepavyks, man reikia partnerio. Žeminimo tokio, ar ne? Jo, kad galėčiau būti, aš galiu eiti pa žmonės ir stovėti prieš auditorijas, bet man reikia, kad kažkas stovėtų už nugaros ir mane prilaikytų. Labai gerai žinau šitą. Aš galiu daryti didelius dalykus, bet čia klausimas irgi, aš su visa ta vis pasišneku, ar jai tikrai naudinga, kad aš eisiu į šeimą, nes tada visa mano moteriška energija eis ten, o aš dabar darau didesnius dalykus. Ir nežinau, kol kas neturiu atsakymą. Einu į maldą, ieškau irgi kažkokių dalykų, kaip čia pasauliui naudingiau mane, kaip čia ta realizacija, žinai, kokia. Sugebėti riboti nuo ego? Nuo ego? Kažkada mama man, žinai, mama yra mano kitos kartos moteris. Kažką aš jai tokio jautraus pasakiau, o mesgi santykiuose visi jautrus, žinai, šeima. Kristina, tu tokia egoistė, aš negaliu, tu tokia egoistė. Ir man taip jautru buvo. Dieve, galvoju, kaip šitaip? Aš egoistė, aš pastoviai dirbu už ačiū, žinai, kažkokiu tokiu. Kodėl jinai taip iš vis, kažkas ten, neatsimenu, bet istorijos. Kad aš paskui, man buvo taip jautru, nes tai yra man mylimas žmogus. Kad aš draugam rašiau žinutę, žiūrėkit, man reikia feedbacko. Būkit žmonės nuoširdžiai. Koks procentas yra mano egoizmo? Tai kadangi mano burbulas toks, kuris gali atsakyti, aš draugai yra man labai svarbu žmonės, tai nieks negalėjo patvirtinti to dalyko, kad aš esu egoistė. Čia tik mamai kažkurioje vietoje atrodė, nes aš brėžiau ribas. Tai vat ir, o kur yra tiesa? Mamos akise tiesa? Jinai irgi mato savo tiesą. Tai aš neturiu tavo atsakymą, koks atskaitos taškas yra. Tai ar aš susitvarkau? Man šiandien atrodo, kad taip, bet aš išmokau brėžti ribas. Tai jeigu mes laikysim, kad ribų brėžimas yra egoizmas, tai taip aš tą moku daryti gerai. Man su tavim iš tikrųjų nuoširdžiai labai įdomu kalbėti ir ta valanda taip greit pralekia ir aš taip suprantu, kad mes turbūt tik susipažinom ir vieną kitą pačiupinėjom, kad nertumėm daug giliau. Ir turbūt aš noriu iš tavęs 2 dalykų. Klausimo savo ir paskui palinkėjimo žmonėm. Aš labai noriu, kad jie tave pamatytų, nes tu esi tokia kaip jūra be kraštų. Kaip su tavim, kur nersi ten ir labai įvairiai gali tave tyrinėti. Bet matai, tu tai žinai, nes tyrinėju žmonės. Aš pas tave buvus, netyčia užklydusi tavo dirbtuves. Aš esu daug mačius. Mane labai gerąją prasme maloniai nustebino. Aš esu iš tų žmonių, kuriem labai greit pasidaro nuobodu visur. Ir man labai sunku kažką, man tiesiog nuobodu būna. Labai greit aš perprantu visas sistemas ir schemas ir man taip jau turiu pritempinėti. Pas tave man buvo smagu. Super. Ir aš tikrai atradau dalykų. Tai pirmas dalykas, kur žmonės tave gali rasti. Tai aš Facebook'e, Instagram'e, vaizduotės praktikos. Čia yra viena mano kryptis, kūrybiniai mokymai. Jeigu jums domina ezoterinė pusė, vadinasi ID2.witch. Facebook'e, TikTok'e yra
kita mano pusė. Darbas su tiesos legalizavimo praktika, šamaniškom praktikom, su kūrybiniu potencialu iš ezoterinės pusės, ne vien iš švietimietiškos. Miesto aš jums šiandien neatsakysiu. Manau, kad Kaunas baigė savo galiojimo laiką. Aha. Tai tikrai galit socialinėje erdvėje rasti labiau. Tu dar klausėjai apie klausimą. Aha. Ar turi man klausimą? Man tai lyg atrodo, kad pagrindinis klausimas yra, kaip tu su savo raganišku potencialu tvarkaisi. Kur tu jį, kaip tu jį realizuoji. Aš niekada nevadinu to taip. Be abejo. Nemadinga. Degindav ant laužo, kaip tu galėtum. Aš manau, kad aš visada save vadinu, kad aš keičiu būsenas. Aš labai anksti tą supratau, kad aš paveikiu keisti kitų žmonių būsenas. Taip. Va tą moku. Įvesti į tam tikras būsenas. Tai nežinau, ar atsakiau. Dažniausiai pas mane to ir ateina. Ir paskui sako, kažkaip geriau. Mane labai dažnai įvardina kaip ramybę, kad aš moku labai nuraminti žmonės, netgi jeigu jie labai įsiaudrinę arba neranda atsakymų. Pas mane labai dažnai ateina, bet aš labai atsargiai tą darau, nes labai nenoriu prisimti, kaip tu sakai, žodis, jis turi poveikį. Lieka. Labai, aš labai pataikau į esmę, todėl labai atsargiai komentuoju. Nes žmogus gali būti labai nepasiruošęs tokiam pokyčiui. Tai aš irgi išmokau ir dar gal mokausi klausti, o neteikti. Nes tas teiginys, tu už žmogų tarsi jam padiktuoji sprendimą. Taip. Ir jis nebūtinai jam pasiruošęs. Jis turi pats ateiti iki jo. Man tai tu esi erdvė, žinau, kurioje galima būti ir kažkaip visais savęs variantais pamatyti. Galvoju, kažkoks lilos langelis yra apie tai. Reikėtų pasižiūrėti. Aha. Labai įdomu. Tai labai tau ačiū už pokalbį. Aš tikiuosi, kad mes greitų metų sužinosim miestą. Labai egoistiškai tikiuosi, kad tai bus Vilnius, nes aš jame gyvenu. Aš matau tave didelę mieste, labai linkiu tau savo erdvės prie upės. Ir tikrai labai nuoširdžiai linkiu, kad žmonės tave surastų, nes tu esi unikumas, labai įdomus žmogus, labai nestandartinis. Aš manau, kad laikas. Jo, ir aš nepataikauju tau. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų Lietuvoje yra tokių žmonių. Nes tai ne ta nepamatuota drąsa, tai tavo kūrybiškumas yra tiesiog tavo antras vardas. Tavo ne taip, ne? Ačiū tau. Man dažnai sako, kad mano sofa atrodo kaip klestinti kompanija, kad mums labai gerai sekasi, kad tikrai pas mus vyksta labai daug visokių renginių, ateina daug žmonių ir tikrai kūrėme mes tą sėkmės įvaizdį. Renginių nuo kultūrinių iki edukacinių, muzikinių ir pramoginių. Mano sofos erdvėje mes netgi esame atsivežę fortepijoną į mūsų erdvę ir ne kartą vyko koncertai žmonėms. Ir tai yra labai neįprastas formatas, nes ant sofų susėdus klausytis fortepijono muzikos yra kažkas unikalaus. Ir toks baldų pasirinkimo būdas yra tikrai nematytas Lietuvoje, kad būtent per renginį gali įsipatoginti ant sofos ir ją išsirinkti tarsi nejučiamis. Kartais žmogus net nepagalvoja, kad jam reikia naujos sofos, kol ant jos neatsisėda. Linkiu kiekvienam žmogui sulaukti kiekvienos dienos pabaigoje tos minutės, kai jis gali grįžęs namo atsipalaiduoti ant savo pačios minkščiausios ir patogiausios sofos.